laiką tai Kaunas, kad konkurencija Vilniui, Vilnius turi pasitemti. O šiaip sveikinu tikrai visus Lietuvos plaukikus ir visus žmonės, mūsų lietuvius, kurie mėgsta plaukti ir nori būti sveiki. Nes šis centras ir šviesesnis, ir didesnis, ir galų gale atitinka visus olimpinius reikalavimus. Taigi, meilutyčių ir rūtelių mūsų tikrai galės užauginti daugiau. Linkiu visiems kauniečiams ir visiems kitiems Kauno svečiams pasinaudoti tuo, ką čia dabar sukūrėme, ir kitiems miestams tikrai norėčiau palinkėti pasitemti, kad Lietuva turėtų galimybę savo vaikus išmokyti plaukti, kad Lietuva ir mūsų žmonės galėtų būti sveiki. Taigi sveikinu visus dar kartą ir šaunuoliai kauniečiai. Pasiekti tokį rezultatą tikrai yra džiugu, jo labiau, kad žinote, visas statybos peripetės, buvo ir rangovas bankrutavęs, todėl teko dėti visas teisinės pastangas, juridinės pastangas ir apskritai visas statybų priežiūros vykdyti labai atsakingai. Na ir aš manau, kad už tą 21 milijoną litų, kas čia įdėta, tikrai išėjo puikus rezultatas. Dabar svarbiausia plaukimo centro direktoriui įsukti visą veiklą, nes tikiu, kad klientų netrūks ir miesto taryba galės imtis jau kitų naujų projektų, darbų, kurie būtini Kaunui. Kitą savaitę Lietuvos čempionatas, jisai irgi bus transliuojamas per vieną televizijų, tai reikalinga, kad jisai praeitų irgi aukštam lygiai, nes dalyvaus dalyviai iš 7 valstybių. Ir džiaugiamės, kad susidomėjimas yra didžiulis ir iššūkis yra paprastas. Elektroninę visą sistemą vežamės iš kaiminių šalių, kurios pakol kas čia nėra. Tai norim padaryti tokį renginį, kad suvoktų, kad ir visi gyventojai Kauno miesto pamatytų, kas yra aukšto lygio plaukimo varžybos. Netgi ir be Rūtos Meilutytės. Mes turim 8 plaukikus, kurie jau įvykdė normatyvus į pasaulio čempionatą. Šitos varžybos yra įtrauktos į kalendorių ir dauguma šalių, kurios čia dalyvaus atstovai, yra paskutinis šansas įvykdyti normatyvą. Tai dauguma mūsų sportininkų bus aukščiausiai forma ir manau, kad parodys, kaip reikia greitai plaukti. Dabar matėt, kaip reikia aplamai džiaugtis vandeniu ir plaukti, o ten bus grinai varžybos dėl vietų, dėl rezultatų, dėl sekundžių. Tai manau, kad tokie renginiai Kaune turėtų būti 2 kartus per metus. Vieną renginį tikrai turime planuose, jeigu turėtume tą elektroninę sistemą ir daryti su Rūta, nes Rūta yra traukos centras ir kitiems pabandyti su ją pasivaržyti. Ir tai būtų, manau, komercinio pobūdžio varžybos, kur miestui tikrai atneštų didelę naudą vien iš to, kad, kaip sakyt, kovo balandžio mėnesį atvykimas ir startas namuose Lietuvoje tikrai būtų neeilinis įvykis. Tikėtis, kad kiekvienam kaime bus baseinas, būtų gerai, bet taip, kažin ar bus, iš tikrųjų nėra taip, kad būtumėm apsirūpinę taip, kaip, sakysim, kaimynai. Ir laukiam labai ir Vilniaus baseino renovacijos, atsinaujinimo. Ir tai tikrai nebūtų riba, arba, sakysim, atnaujinus vieną baseiną, kad tai jau gana, nes miestai dideli, ypač didžiuosiuose miestuose, ir visuomet baseinai dažniausiai būna pilni. Ir tikėtis, kad jisai atsipirks, jisai niekada neatsiperka pinigais, tačiau atsiperka miestiečių užimtumu, sveikata ir vaikų mokėjimu plaukti ir kitais tokiais dalykais, kurie, pinigais ne visuomet pamatuojami. Kainos labai elementarios ir tikrai patrauklios. Aišku, geriausia pirkti abonementą, bet jeigu žmogus neapsisprendęs ir nori išsibandyti, tai visi šitie 3 baseinai, pirčių kompleksas 2 valandom, pabrėžiu, kainuoja 20 litų iki rudens. O šiaip, jeigu pirktų abonementą, tai iki vasaros galo kainuos 115 litų 12 kartų ir eina žemyn 50 litų 4 kartai ir 8 kartai 90 litų. Bet čia viskas ne 45 minutėms skaičiuojama, ne valandai, o porai valandų. Tai aš manau, paskaičiuokit visus esančius aplinkui baseinus, jeigu ten vidutinė kaina yra 15 litų už valandą, tai tikrai yra daug pigiau. Ir iš tikro žmonės, aš manau, mūsų tikslas yra, kad jie išsibandytų, nes matote ir privažiavimas, ateityje su Kauno aikštelėm planuojam, kad čia bus aptverta ir šita teritorija, bus įvažiavimas su parkometrais, tai yra per šlagbaumą, ir baseino lankytojas su kvitu bus išleidžiamas nemokamai. Tai vėl tokia yra naujovė
Ir tėvam tai yra irgi patrauklu, nes atvežt gali vaiką paleisti prie durų. Mūsų tikslas, kad plaukimo kultūra klestėtų ir jinai atsirastų tarp žmonių, nes nuo rudens pradėsim dirbti nuo 6:30 ryto iki 9:30 vakaro ir galima patekti bus bet kada. Norim įrengti fitneso salę, kurios trūksta plaukikam, bet jinai bus irgi naudojama taip pat ir žmonėm ir gyventojam. Ir pagrindinis šito viso dalyko tikslas, kad jeigu vaiką atvedėjai, tai kam tau jo laukti, tai tu lygiai taip pat gali eiti sportuoti, skirti savo laiko ir kartu su vaiku patreniruotis išvažiuoti, nes dauguma mūsų būrelių, kas yra Kauno mieste ir kituose, tai tu tikrai tą Bergždžiai laiką 1:15 kažkur turi praleisti, nes ne visi esam šitam rajone, o kas gyvena šitam rajone, tai iš vis yra idealus atvejis, nes vaikas gali ateiti pats be jokios priežiūros ir ramiai grįžti, o rajonas didelis.